pažiūrėti visą santaką. Jurgio bažnyčia šiek tiek bent jau iš išorės patvarkytas stogas ir kai kurie darbai atlikti. Kaip reikėtų ko gero ir dabar galvojama apie visą santaką. Tai čia yra ponui Mikaičiui klausimas, ką reikėtų daryti su visa santaka. Tai jau pirmie žingsniai padaryti tokie, galim sakyti, tikrai neblogiai iškirsti bent jau pagal tokią bendrą projektą. Tie krūmynai, visokie šabakštynai, tikrai žmonės jau, tokį, padaugėjo žmonių, jie ten saugiau jautiesi. Tai yra, tapo labiau panašu į parką, nei kažkokios ten apleistas miško, ten, tankminė kažkokia. Toliau, aišku, kaip ir minėjau, Kęstutis, bus toliau tas konkursas, kur ne tik ta piliavietė, bet ir šalia. Koks bus ryšys, kaip tie takeliai, kokia bus apšvietimas, kokią tą santakos pabaigą turėtume turėti. Čia yra, išskirtinė ir tikrai unikali vieta ir tokia net galima pasakyti, kad Lietuvos mastu jinai yra skirtinė. Kažkada atvažiavom su Panemunė, su architektais, man atrodo, Bublys važiavo tas iš Amerikos, kur projektavo tą sporto rūmus. Jisai sako, šitas vaizdas, kuris nuo Marvelės ar ne pusę važiuojant atsiveria, tai jisai atsiveria nepakitęs beveik nuo kokio 17 amžiaus ar nuo kažkelinto ten atsiranda šalia. Tai va tokį turime tikrai išlikusią unikalią gražią perspektyvą, tokį miestovaizdį ir toliau reiktų visą tą sujungti, kad dar galėtų žmonės ten leisti tą laiką. Dabar jau mėgstama miestiečius, bet kaip visur trūksta tų elementarių sutvarkymo dalykų ir soliukų, ir mažųjų formų, ir gal turėtų atsirasti kažkur tai paviljonai, dar apie skulptūrų, kai kurios dalykus buvo akcentus kalbama. Ir ta takų kryptis, daug tokių dalykų, kurie dar priverstų suskambėti tą visą šitą mūsų gražią santaką. O balsuotumėte, jeigu ten kongresų rūmai ar koks didelis pastatas atsirastų stadiono vietoje ar kažkur ten galima būtų? Ne, aš manau, kad turbūt nebūtų nei... Drąsių idėjų nebereikia daugiau. Jo, tokių manau, kad architektai yra, aišku, visada nori, kad miestas kistų, vyktų kažkokie nauji dalykai, bet ne agresyviai. Pone Mikaiti, paskutinis klausimas jums, mūsų laikas baigėsi. Galvojant ne tik apie Kauno pilį, tačiau ir apie Jurgio bažnyčią ir visą tą teritoriją, kiek dar yra planų, ką planuojama daryti ir kiek galbūt bus skiriama investicijų, lėšų, su architektais be jokios abejonės kalbėsit. Iš tikrųjų, kaip buvo minėta, yra teritorija buvusios Lituanikos, tai yra įvykęs tarptautinis konkursas ir būtent visa teritorija nuo Vileišio tilto iki pilies prieigų yra tikrai labai gerų idėjų. Čia bus jau privatus projektai ir aš manau, tam konkurse irgi buvo tam tikros idėjos vietos, kaip jūs minėjot, kongreso rūmams ar kažkokiems panašiems statiniams, bet iki pilies, sakykime, o už pilies, iš tikrųjų, kaip gerbiamas Kančas minėjo, mes iš kitų krantų upių, ar Neries nuo Vilijampolės, ar nuo Marvelės pusės per Nemuną turim matyti Jurgio bažnyčią. Jurgio bažnyčia ne tik pati stogai ten keičiami, bet ir vienuolynas. Vyksta darbai ir turėtų būti dar šiais metais įrengti svečių namai su uždaru kiemeliu, labai irgi unikalus statinys ir yra būtent ES lėšos čia panaudotos. Toliau pilis, vėlgi būtent Jurgio bažnyčia ir pilis turi matytis iš kitų krantų, o ta erdvė, jinai turėtų, ta atvira erdvė išlikti. Aišku, kalba apie tą mažąją architektūrą, dabar yra patvirtintas santakos detalusis planas, ten yra numatyta ir zona paplūdimiui, nes miestiečiai, kai išdrąsėjo, pradėjo dažniau vaikščioti, kai atsivėrė tie krantai, tos erdvės, jie ten nori ateiti ir pasipliuškenti, ir pagulėti ant smėliuko, ir
kažkaip kitaip ir pažaisti ten vaikams, žaidimo aikštelės, ten yra šitie dalykai jau numatomi ir dar šiais metais pamatysim irgi rezultatus. Ačiū už tai, kad radot laiko atvykti